Be viso to, tie dalykai, kiek įmanoma žodžiu prašyti, yra prašyti toj knygoj meditacija sielos dalymasis, kai siela įsikūnija ir pradeda dalintis, ne aukotis, ne aukoti, ne versti, ne pataikauti, tuomet jinai pradeda dalintis. Tie dalykai, kiek įmanoma aprašyti moksliškai, meniškai, žmogiškai, lietuviškai, yra aprašyti toj knygoje. Ta knyga galima įsigyti čia, jinai yra gal to sunku, kad joje absoliučiai nėra pataikaujama, žmonės norėtų, kad jiems pataikautų, bet jos privalumas yra tai, kad čia yra tiesa, kurią bet kuris atvers iš jūsų, jeigu pradės tyrinėti meditaciją ir žiūrėti meditatyviai, tiesiai, kaip tiesa. Ir nesvarbu, ar tai žiūrėsit Lietuvoje, ar tai žiūrėsit Indijoje, prieš 1000 metų, ar po 1000 metų, tie dėsniai, jie yra ir jie veiks. Taigi būtų nežmogiška nesidalinti meditaciją, nesidalinti protavimu, jeigu mes tokią gebą turim. Tie tėvai, kurie yra emocionalūs, džiaugsmingi, kurie gali galvoti, kurie gali įsivaizduoti, kurie turi išlavinę protą ir vaizduotę ir širdį, jie to darėsi su vaikais. Tai yra natūralu. Tie žmonės, kurie turi tai, geba tai, aišku, dalinasi su kaimynais, su bendradarbiais visur. Ir aš jau naujokams minėjau, dar nesakiau, kad meditacija Lietuvoje yra panašioj padėtyje kaip viduramžiais mokslas. Ir aš esu Lietuvoje tokioje padėtyje kaip mokslininkai Lietuvoje viduramžiais. Tai nėra lengva padėtis, bet jeigu esi meditatyvus ir supranti žmonės, gyventi galima ir labai laimingai.